Sveiki, bičiuliai. Antrą dieną jaučiuosi, atrodo galva svaigsta. Nuėjau į vaistinį, pasakau, kad pas mane svaigsta galva. Sako, reikia spaudimą pamatuoti. Sakau, kokį? Tai davė pamatuoti spaudimą. Sako, gerai yra. Sako, ko skundėsi? Sako, nusveiksta galva, nu ką daryti? Sako, gal kraujospūdį reikia pamatuoti. Kraują pavarinėti. Tas pjovė ir išėjau į mišką. Nesenai buvau, rinkau žemėgis per 1 valandą. Čia buvo birželį mėnuo. Tai dabar rinkus aš mėlynės. Valio! Tegu Kremlius girdi. Pririnkau litrą. Jie kreipiau dėmesį, kad lietus sustoja. Sustoja lyt. Iš pradžių aš atėjau, geras batas apsirinkau, pasižiūrėjau, kad pradėjo po truputį lyt. Nu, netoksai baisus lietus buvo, kaip praeiti metai, kai buvau visai sulijau. Nu, Lietuva, ten kur lietus lyja. Svarbu apsiviau batus gerus. Nu, matau vaikščioti. Buvo smagu po mišką. Nu ką aš pastebėjau, kad vaistus reikia ieškoti miške. Nu mažai kas lankė tos miškus. Ir aš nusprendžiau pavaikščioti. Na aišku, prie žemės mane traukė, pasižiūrėjau, jeigu aš biškį nusilenkiau, tai man biškį geriau sveikatai. Rašykit komentarai savo nuomonę. Visą dieną užpakalį kandavo, tai baigė išpravartauti, o dabar badasi į veidą. Nu ką tik to, galvok, gerai, kad nearkėja, ne? Civilita užsikrėsti. Nu, vienu žodžiu, gal gerai, kad į odus įkanda. Tik tinkama vieta. Todėl irgi kraujo vardėjai. Vot rašykit apie odus. Aš kol kas nusprendžiau tokius vaisius valgyti. O dabar aš nukreipiuosi Lietuvos švietimo mokslo įstaigas. Nu, kaip kanda. Nu, gal proto bus geriau. Yra toksai klausimas. Mėlynė, kurį renkam mes čia, o gaudavom, rusiškai vadinasi černyka. Man keista, o mėlynė yra mėlynas spalvos, ne? A rusiškai yra černyka, juodas spalvos. Nu, vidus yra raudonas kaip kremlius. Ne taip savo aš pradžioj įrašą kalbėjau apie Kremlių. Valia. Tegu jie girdė. Ką aš turėjau minėti? Mėlynė, jeigu išversti, vadinasi siniačka. Siniačka čia reiškia mėlynas spalvos kaip mėlynė, jie daugiausiai tinka. O černyka, nu nepanašu, kad būtų terminas tinkamas vartoti raštingumą, kad čia juodas vadinasi uogas,
kuri netinka, jeigu išversti į lietuvių kalbą. Tik aš kreipiu dėmesį švietimo inspekciją, pakalbėkit su kitų valstybių švietimo mokymo inspekcija irgi, tokiu jūsų kolegomis. Aš tik girdėjau, kad kitose valstybėse uždraustų jo gal, kaip Didžioji Britanija. Aš nežinau, tiesa ar ne. Nu, kaip matau, Lietuvoje mažai kas žino, kad šitie uogai yra nekenksmingi, tik reikia nebijoti jų pririnkti namo. Nu, į žiemą galima išvirti uogienę arba su cukrus ją sumaišyti, padaryti irgi sušaldymą, lėti šaldytuvę ir padaryti uogą, kad būtų šviežia sušaldyta. Nu, turgai aš matau, jų yra pilna. Kas netingi, jie eina rinkti. Nu, taip dėl sveikatos, aišku, aš pririnkau tiek, kiek man būtų tinkamai pavalgyti. Nu, žiemą, ne tik vasarą. Su blynais ar patepti uogienę ant batono ir pagerti su pienu. Nu, tik to aš norėjau pasidalinti su jumis. Su jumis buvo uogautojas Sergejus Kovalenko, Lietuvos pilietis. Nu, aš tada sloviką užsidarau, kurį surinkau litruką ir nešiu namo. Noriu pasakyti, kad užtruko man laiką apie 2 valandas. Prieš tai aš rinkau žemuogių, nu tada buvo karšti orai ir nebuvo lietaus. Nu, o dabar, kaip matot, aš viduje miške, kur kanda uodai. Nežinau, uodai mano bacilas pernešis pas savęs ar ne, išgydys mane ar ne, kurie kraują pavarinėja. Nu, jie baigė, kaip sak, mane išpavartauti. Aišku, vaistininkai, kurie man padėjo, patarė kokius vaistus nupirkti, kad truputį sveikatą stabilizuotų. Nu, tik to norėjau su jums pasidalinti. Sudie, iki sekantį pasimatymą.